Labą dieną, esu Andrius Jurkevičius. Dirbu Lietuvos istorijos institute ir Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje. Abiejose įstaigose esu mokslo darbuotojas. Mano pagrindinė tyrimų sritis - Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rusėniškų regionų socialinė, politinė, ekonominė istorija viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais. Praeitoje paskaitoje aptariau svarbiausių pasaulietinių Vitebsko pareigūnų, vietininkų ir vaivadų atsiradimo aplinkybes ir funkcijas 14 amžiaus antros pusės 1564 metų laikotarpiu. Tuo tarpu šioje paskaitoje norėčiau aptarti Vitebsko vietininkų ir vaivadų skirimo tvarką ir karjeros ypatumus. Skiriant Vitebsko vietininkus ir vaivadas, neabejotinai buvo remiamas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių privilegijomis, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės luomams, vadinamosiomis krašto privilegijomis. 15 amžiuje įsivyravo praktika, kuomet Lietuvos valdovas naujų dokumentų patvirtindavo ir praplėsdavo savo pirmtako suteiktas krašto privilegijas. Itin daug vertingos informacijos suteikė 1492 metais išleista Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio privilegija. Pagal ją vietininkais ir vaivadomis Lietuvos valstybėje negalėjo tapti kitų valstybių gyventojai. Šias pareigas galėjo gauti tik Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyventojai. Be to, skirdamas vietininkus ir vaivadas, Lietuvos valdovas privalėjo atsižvelgti į ponų tarybos nuomonę. Jis turėjo skirti šias pareigas nusipelniusius asmenis ir negalėjo reikalauti iš jų atlygio už pareigų suteikimą. Vitebsko žemėje suteiktose Lietuvos didžiųjų kunigaikščių privilegijose kelios nuostatos buvo skirtos apibrėžti Vitebsko vietininko nuo 1511 metų vaivados paskirimo ir pašalinimo iš pareigų tvarkai. Valdovas įsipareigojo skirti šį pareigūną atsižvelgdamas į vietos gyventojų nuomonę. Į Vitebską atvykęs naujai paskirtas vietininkas arba vaivada turėjo prisiekti vitebskiečiams, jog bausmes skirs sąžiningai, tai yra remdamasis teise. Be to, jiems suteikta teisė prašyti Lietuvos didžiojo kunigaikščio pakeisti neįtikusį vietininką arba vaivadą kitu. Vitebsko gyventojai neabejotinai buvo suinteresuoti, kad tvarka, kaip skiriamas ar pašalinamas vietininkas ar vaivada, būtų reglamentuota, nes į šias pareigas paprastai būdavo skiriami iš kitur kilę asmenys. Be to, vietininkų ir vaivadų neteisėti veiksmai galėjo pakenkti vitebskiečių interesams. Antai 1528 metų pabaigoje Vitebsko bajorai ir miestiečiai apkaltino tuometinį Vitebsko vaivadą Ivaną Bogdanovičių Sapiegą įvairiomis neįvardytomis skriaudomis ir paprašė tuometinio Lietuvos valdovo Žygimanto Senojo paskirti naują vaivadą. Valdovas pažadėjo nusiųsti kokį nors savo žmogų į Vitebską, kad šis išsiaiškintų, ar ten likę vietos bajorai bei miestiečiai taip pat nori naujo vaivados. Pasitvirtinus tokiai vietos gyventojų pozicijai, valdovas turėjo pašalinti Ivaną Bogdanovičių Sapiegą iš Vitebsko vaivados pareigų ir paskirti į jas kitą asmenį. Tiksliai nežinome, kokia buvo šios bylos baigtis, tačiau iškalbinga tai, kad visai netrukus po jos nagrinėjimo, kaip Vitebsko vaivada šaltiniuose pradedamas minėti Jonas Jurgaitis Glebavičius. Tai leidžia teigti, kad valdovas patenkino Vitebsko bajorų ir miestiečių skundą. Atliekant empirinį tyrimą, pavyko aptikti tik vieną nagrinėjimo laikotarpio Vitebsko vaivados pareigybės suteikties dokumentą. 1532 m. lapkričio 10 datuotų Lietuvos valdovo Žygimanto Senojo dokumentu ši pareigybė buvo suteikta Motiejui Vaitekaičiui Jonaičiui Kločkai. Dokumente minima, kad Kločka Vitebsko vaivada skiriamas atsižvelgus į jo protėvių ir jo paties nuopelnus, taip pat Žygimanto Senojo žmonos Bonos Sforcos užtarimą. Kituose šaltiniuose galima rasti lakoniškų paminėjimų apie Vitebsko vaivados pareigybės suteikimą Jurgiui Vaitekaičiui Nosilovskiui 1542 metais,
ir Stanislovui Petraičiui Kiškai 1544 metais. Nė vienu atveju nėra išlikę informacijos, kad skirdamas Vitebsko vaivadą, Lietuvos didysis kunigaikštis būtų rėmęsis Vitebsko žemėje suteiktomis privilegijomis ir atsižvelgęs į vietos gyventojų nuomonę. 16 amžiuje Vitebsko vaivados buvo linkę savo tarnams neteisėtai skirti kitas vietos valdžios pareigybės arba perleisti dalį vietos pareigūnams priklausančių prerogatyvų. Pirmas rimtesnis ginčas tarp Vitebsko vaivados ir vietos gyventojų dėl pareigybių skirimo tvarkos kilo 1516 metais. Vitebsko vaivados pareigas ėjęs Jonušas Stanislovaitis Kostevičius suteikė vietinės pilininko, arklidininko, raktininko ir medžioklio pareigybės savo tarnams, nors šios pareigybės paprastai būdavo suteikiamos tik Vitebsko kunigaikščiams ir bajorams Lietuvos didžiųjų kunigaikščių suteiktimis. Pasitaręs su ponų taryba, Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis nusprendė, kad minėtos pareigybės turi būti skiriamos tik Vitebsko kunigaikščiams ir bajorams valdovo nuožiūra, o Vitebsko vaivados negali į tai niekaip kištis. Priimdamas tokį sprendimą, valdovas kunigaikščius ir bajorus paliko prie senovės. Taigi Vitebsko vaivados įvestos naujovės buvo formaliai atšauktos. Vėlesniais dešimtmečiais Vitebsko vaivados Motiejus Vaitekaitis Jonaitis Kločka ir Jurgis Vaitekaitis Nosilovskis taip pat nevengė neteisėtų veiksmų plečiant savo įtaką. Vitebsko miestiečiai ir prastuomenė buvo apskundę Nosilovskį dėl to, kad šis pažeidė nuo seno nusistovėjusias tiltų tiesimo prievolės sąlygas ir vietoj Vitebsko tiltininko pareigas teisėtai ėjusio pareigūno, vadinto žemės tiltininku, paskyrė savo tarnybininką. Valdovas Žygimantas Senasis 1544 m. spalio 11 patvirtino, kad tiltininko pareigas turi eiti ne vaivados tarnybininkas, o žemės tiltininkas. Itin iškalbingi šioje byloje Jurgiui Vaitekaičiui Nosilovskiui atstovavusių jo tarnybininkų kontrargumentai, kuriais jie mėgino atremti miestiečių ir prastuomenės kaltinimus. Atsakydami dėl Nosilovskio pertvarkų, jo atstovai pareiškė, kad Nosilovskis jokių neteisybių ir naujienų jiems, tai yra vitebskiečiams, nedaro, bet tokiu būdu tvarkosi, kaip ir pirmieji vaivados jo pirmtakai tvarkydavosi ir taip pat kaip prie pono Motiejaus Vaitekaičio Jonaičio Vitebsko vaivados būdavo. Kitų šaltinių duomenys patvirtina tai, kad Motiejus Vaitekaitis Jonaitis Kločka, lygiai kaip ir Nosilovskis, į Vitebsko tiltininko pareigas skirdavo savo tarnybininkus. 16 amžiaus 40-mečio pabaigoje minimas Kločkos tiltininkas Vaitiekus Prūsas. Šis vaivada ir kitų Vitebsko pareigybių buvo suteikęs savo tarnybininkams. Vienas iš jų buvo bebrininko pareigas apie 1537–1538 metus ėjęs Ždanas Januškovičius. Medžioklio pareigas 1540 metais ėjo kitas Kločkos tarnybininkas Mikalojus Sklečevskis. Neturime duomenų, kad Lietuvos didysis kunigaikštis būtų patvirtinęs Vitebsko vaivados Motiejaus Vaitekaičio Jonaičio Kločkos tarnybininkų turėtas pareigybės. Tokio patvirtinimo ir negalėjo būti. Vitebsko medžioklio pareigybės suteikimas svetimkilmiui vaivados tarnybininkui akivaizdžiai prieštaravo 1516 metais priimtam valdovo sprendimui, kurį jau aptariau. Tiltininko pareigų patikėjimas vaivados tarnybininkui taip pat buvo laikomas neteisėtų veiksmu. Taigi savo nuožiūrą skirdamas Vitebsko pareigybės tarnybininkams Kločka neabejotinai pažeidė pareigybių skirimo tvarką. Jis buvo ištikimas Žygimanto Senojo žmonos Bonos Sforcos šalininkas.
ir matyt galėjo tikėtis jos paramos, jeigu Vitebsko gyventojai būtų nusprendę rimčiau pasipriešinti savavališkam pareigybių skirimui. Laikui bėgant situacija keitėsi ir Vitebsko vaivados įgijo tam tikrų teisinių svertų skiriant kitas vietos valdžios pareigybės. Apie išaugusią vaivadų įtaką leidžia spręsti 1556 metų kovo 25 diena datuotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dokumentas, kuriuo Vitebsko pavieto žemioniui Dovydui Ivanovičiui Zelepūgai patvirtinta Vitebsko raktininko pareigybė. Šiame dokumente teigiama, kad Zelepūgai raktininko pareigybę anksčiau buvo suteikęs Vitebsko vaivadas Steponas Andrejevičius Zbaraskis. Tačiau neužsiminta, kad šis vaivados veiksmas būtų suvokiamas kaip neteisėtas. Priešingai, Zbaraskio priimtas sprendimas suteikti raktininko pareigybę Dovydui Ivanovičiui Zelepūgai buvo pagrindinis valdovo motyvas patvirtinti šią suteikti. Pats vaivada raktininko pareigybės suteikti fiksuojančiame savo dokumente nurodė, kad Zelepūgai šią pareigybę duoda tik iki kitokio valdovo sprendimo. Ši situacija rodo, kad 1516 metais ankstesnio valdovo Žygimanto Senojo priimtame teismo sprendime deklaruota nuostata, jog Vitebsko vaivados negali turėti jokios įtakos skiriant pilininko, arklidininko, raktininko ir medžioklio pareigybės, laikui bėgant pasikeitė. Galima daryti prielaidą, kad išplėsdamas Vitebsko vaivados galias, Žygimantas Augustas siekė, kad vaivados nustotų skirti vietos valdžios pareigybės, neatsižvelgdami į valdovo ir Vitebsko gyventojų interesus. Svarbiausia tai, kad valdovas išlaikė savo, kaip aukščiausiojo siuzereno, teisę tvirtinti pareigybių suteiktis. Žygimantas Augustas buvo suinteresuotas palaikyti gerus santykius su Vitebsko vaivada ir kitais Lietuvos valstybės didikais, todėl jo nuolaidos buvo neišvengiama būtinybė. Tai lėmė bent kelios priežastis. Viena iš jų – auganti Maskvos valstybės karinė grėsmė ir 1558 metais prasidėjęs Livonijos karas. Vitebskas buvo netoli sienos su Maskvos valstybe, todėl reikėjo rūpintis stiprinti šios pilies gynybinius pajėgumus. Ši užduotis visų pirma guli ant Vitebsko vaivados pečių, todėl jis galėjo tikėtis valdovo palankumo ir nuolaidų. Kita priežastis, skatinusi taikų valdovo ir didikų sugyvenimą, buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorų elgsenos pokyčiai. 16 amžiaus 5 dešimtmetyje pasireiškė aktyvesnių jų dalyvavimų valstybės seimuose. Bajorai juose teikė savo prašymus, kurie dažnai prieštaravo ir valdovo, ir diduomenės interesams ir kėlė jiems nemenkų problemų. 1547 ir 1559 metų Vilniaus seimuose savo prašymus įteikė ir Vitebsko bajorų atstovai. Tokia padėtis skatino valdovą siekti didikų paramos ir vengti su jais konfliktuoti. Toliau norėčiau aptarti, kokie asmenys gaudavo Vitebsko vietininko ir vaivados pareigas 14 amžiaus antros pusės 1564 metų laikotarpiu. To meto šaltiniuose minimi 25 Vitebsko vietininko ar vaivados pareigas ėję asmenys, tarp kurių buvo 6 kunigaikščiai, 18 bajorų ir vienas asmuo, kurio socialinis statusas neaiškus. Šias pareigas dažnai gaudavo keli tos pačios giminės atstovai. Jas buvo gavę Grigalius Aleksandraitis ir Jonas Chodkevičiai, Jonas Jurgaitis, jo tėvas Jurgis ir Stanislovas Glebavičiai, Ivanas Bogdanovičius ir jo dėdė Ivanas Semionovičius Sapiegos, Ivanas Jurjevičius ir jo sūnus Bogdanas, Fiodoras bei Michailas Ivanovičiai Zaslavskiai. Vis dėlto Vitebske vienos giminės atstovai vietininko, vėliau vaivados pareigose neįsigalėdavo ilgam laikui. Tiriant Vitebsko vietininkų ir vaivadų veiklą svarbus jų kilmės klausimas. Mano atlikto tyrimo duomenimis daugumą šių pareigūnų sudarė lietuvių kilmės asmenys. Tokiems priskirti galima 14 pareigūnų. Vienintelis Vitebsko vietininko arba vaivados pareigas ėjęs asmuo, kurio kilmę galima sieti su Vitebsko žeme, kunigaikštis Vasilijus Semionovičius Drutskis, kilęs iš šio regiono pietuose buvusio Drutsko.
Nemažą dalį Vitebsko vietininkų ir vaivadų sudarė iš kitų rusėniškų Lietuvos valstybės žemių kilę asmenys. Būta ir iš Lenkijos kilusių asmenų, kurių šeimos laikui bėgant įsiliejo į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kilmingųjų gretas. Pastariesiems galima priskirti 16 amžiaus viduryje Vitebsko vaivados pareigas ėjusi Stanislovą Petraitį Kišką. Kai kurių Vitebsko vietininkų ir vaivadų kilmė yra neaiški arba sunkiai apibrėžiama. Istorikai yra nustatę nemažos dalies 14 amžiaus antros pusės 1564 metų laikotarpio Vitebsko vietininkų ir vaivadų konfesiją. Funduotos ir datuotos katalikiškos bažnyčios, koplyčios, altoriai, horodlinės kilmės herbai, informacija apie protėvius ir įvairūs kiti duomenys rodo, jog katalikybę išpažino Načkus Ginvilaitis, Jonas Gaicevičius, Jonas Jurgaitis, Jurgis ir Stanislovas Glebavičiai, Jonas Iljiničius, Motiejus Vaitekaitis Jonaitis Kločka, Mikalojus Nemiraitis, Jurgis Vaitekaitis Nosilovskis, Stanislovas Mikalojaitis Pacas ir Rumbaudas Valmantaitis. Katalikas veikiausiai buvo ir Jonušas Stanislovaitis Kostevičius. Yra žinoma, jog jo žmona fundavo katalikų bažnyčią. Du Vitebsko vietininkai ir vaivados, Grigalius Aleksandraitis Chodkevičius ir Ivanas Semionovičius Sapiega, buvo unitai. Apie tai, jog Grigalius Aleksandraitis Chodkevičius buvo graikų apeigų katalikas, rodo lietuvių istorikės Genutės Kirkienės atliktas Chodkevičių giminės genealoginis tyrimas. Apie Ivaną Semionovičių Sapiegą žinoma, jog jis gimė stačiatikių šeimoje, tačiau suaugęs nusprendė pripažinti Florencijos bažnytinę uniją ir tapo unitu. Stačiatikiams galima priskirti iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rusėniškų žemių kilusius arba čia gyvenusius Vasilijų Semionovičių Drutskį, Joną Chodkevičių, Ivaną Bogdanovičių Sapiegą, Ivaną Jurjevičių Bogdaną, Fiodorą ir Michailą Ivanovičius Zaslavskius. Jonas Chodkevičius, sprendžiant pagal minėtos istorikės Kirkienės surinktus duomenis, simpatizavo bažnytiniai unijai. Zaslavskių gautas reikšmingas pareigas Lietuvos valstybėje ši istorikė taip pat linkusi sieti su bažnytinės unijos aspektu. Tuo tarpu Ivanas Bogdanovičius Sapiega veikiausiai nesimpatizavo šiai unijai ir kitaip nei jo dėdė Ivanas Semionovičius Sapiega netapo unitu. Yra žinoma, jog Ivanas Bogdanovičius Sapiega buvo vieno įtakingiausių 16 amžiaus pirmos pusės Lietuvos stačiatikių didikų Konstantino Ostrogiškio politikos rėmėjas. Su 16 amžiuje Lietuvos valstybėje išpopuliarėjusią reformaciją sietini du Vitebsko vaivados – Stanislovas Petraitis Kiška ir Steponas Andrėjevičius Baraskis. Pastarasis jaunystėje išpažino stačiatikybę, o reformacijos metu perėjo į kalvinizmą. Apie Stanislovą Petraičio Kiškos konfesiją lietuviškoje istoriografijoje pateikiami duomenys iš dalies skiriasi. Ingės Lukšaitės teigimu, jis galėjo prieš mirtį tapti evangeliku, o Nelės Asadauskienės teigimu, Kiška 1553 metais išties perėjo į reformaciją. Šis judėjimas plito ir platesniuose Vitebsko gyventojų sluoksniuose, ypač vietos bajorų, miestiečių ir net stačiatikių dvasininkų tarpe. Taigi galima konstatuoti, jog Vitebsko vietininkus ir vaivadas skirdavo Lietuvos didieji kunigaikščiai, tačiau pastarieji neišvengiamai turėjo atsižvelgti minėtų pareigūnų įtaką, kurią šie neretai stengdavosi plėsti ir neteisėtais būdais. Vitebsko vietininkais ir vaivadomis dažniausiai tapdavo įtakingi lietuvių ir rusėnų kunigaikščiai arba bajorai. Šie pareigūnai priklausė įvairioms krikščionybės srovėms. Tarp jų buvo katalikų, stačiatikių, unitų ir protestantų. Ačiū už dėmesį.